Ir šiandien filmuosim naują video. Mano naują video WWE Supercard. Šiandien aš gavau 2 WrestleMania's kortas, tai yra Ruseva ir Slaterį. Vertė pakilo iki Survivor su pliusu. Aš jau žaidžiu Survivor su pliusu. Survivor šitam kaip Survivor King of the Ring. Ir jeigu laimėsiu, gausiu 2 Survivor kortas. Taip. Dabar čia atsirado visiškai naujas kortas, tai yra Sami Zainas ir Chrisas Jerichas, paskui Dolphas Ziggleris, Bayley, Cesaras. Aš bandysiu daryti lygiai Sami Zainą, nes jis labiau patinka negu Chrisas Jerichas. Ir dabar atsirado irgi naujas eventas, čia yra Simusas, čia yra Cesaras, aš bandysiu daryti štai arba Apollo Crews, o blogiausiu atveju lygiai čia, arba lygiai čia, arba čia, arba lygiai čia. Bet manau, kad bent jau lygiai čia tai tikrai daryčiau. Lygiai šitų tai abejoju, bet vis tiek man tai manoma. Gerai. Tada atsimėmentas, iš čia gavau Rusevą, tada iš čia gavau Hitą Slaterį. Galiu parodyti, kaip žaidžiu. Dar. Galiu pasakyti. Šiaip aš per komandos eventus surinkau 17 stikliukų iš viso. Tai surinkau daugiausiai iš komandos, galėsiu parodyti po šito, kai sužaisiu. Ir ten surinko po 15, po 12, po 13, po 10. Aš surinkau daugiausiai iš savo komandos. Štai. Čia. Pergalė. Pradėsim dar kartą. Aš noriu gausiu Survivor kortus, turiu tokią tikimybę. Jeigu gausiu, bus afigen. Tai gerai. Taip, solo. Laimėjau. Taip, solo. Laimėjau. Ir tada laimėjau šitą mačą ir gyvą laimėjau šausai. Ir dabar padarysiu šitą, kad galėčiau gauti daugiau kartų traukti, dėl to, kad, jeigu ištrauksiu Survivor, jeigu dar ištrauksiu merginos Survivor arba kokią Charlotte Survivor, tai bus labai gerai dėl to, kad galėsiu padaryti savo auksinę parašą žvaigždutę, tai labai gerai. Tai va. Čia rodo naują žaidimą. Nežinau, ar jis labai įdomus, bet dar nežaidžiau, aišku. Bent iš pristatymo tai atrodo labai geras. Ką traukiam? Traukiam. Dabar vėl netgi nepavyko, tai reiškia dar kartą. Tik aš trauksiu, tai bus labai gerai, sakau, dėl to, kad man per Money in the Bank trūksta labai mažai, kad gaučiau kad būčiau bleviausias Survivor kovotojas. Šiaip čia jau sunkiau biškai pasidarė, nes jau sakai išlenda. Dabar reikia pažiūrėti. Čia Magic Heroes.
Jis žaidė žaidimą, galiu pasakyti, jis yra, toks įdomus irgi, neprastas žaidimas, bet reikia biškį laiko, kad jis sužaisti. Aišku, man žymiai geriau yra WWE Supercard. Nes man patinka pats WWE, nežinau kaip jums, bet man tai WWE labai patinka. Ne taip žiūri, bet patinka. Tai va. Jeigu dabar nelaimėsiu, tai reikia kitą kartą laimėsiu. Gavau Jimmy Uso. Negavau Survivor kortą, bet gavau Jimmy Uso. Neprastas, aišku, neprastas. Tai dabar kaip ir viskas šiam video. Prašau laikinti, prenumeruoti ir komentarus prašyti kokio norite kito video. Kaip ir iki.